Sveiki visi, kurie stebi mus Vaiko teisių gynėjų Facebook paskyroje ir taip pat YouTube'ai. Sveikinuosi su jumis šiandien fone tokios temos, kurią mes tarsi girdim visuomeniai labai dažnai kartojant, sakant, kad vaikai teisės jie savo taip gerai žino, o kurgi jų pareigos. Tai mes tas pareigas šiandien įvardinsim kaip atsakomybės ir klausim, ar vaiko teisės ir atsakomybės visada greta, ar bent jau turėtų būti visada greta, ir pabandysim per šitą valandą ir išnarpliot, ką vis dėlto tai reiškia, ką reiškia, kad jos turi būti greta ir kokios yra vaikų atsakomybės, kokios yra jų teisės ir ar mes turim tiek daug teisės piktintis nuolat, kad štai visi jūs žinot ir reikalaujat vaikai savo teisių, o atsakomybių ne. Tai kokia yra iš tikrųjų situacija ir kaip turėtų būti. Mes šiandien pasikalbėsim su trim absoliučiai puikiais pašnekovais. Vaiko teisių gynėjas Gedas Batulevičius yra su mumis. Sveiki, labas rytas. Taip pat su mumis Asta Adler, kuri yra docentė, daktarė ir psichologė, psichoterapeutė. Labas rytas. Sveiki. Ir taip pat labai džiugu, kad su mumis yra ES vaikų dalyvavimo platformos jaunimo tarybos narė, jaunimo Europos komandos narė, buvusi vaikų tarybos narė, žodžiu, daug vaikų organizacijų, Aurora Degesytė. Labas rytas. Ir gal pirmiausia aš ir paklausiu, ir gal net nuo tavęs, Aurora, pradėkim, kiek girdėta ta frazė. Vaikai, tai jie visi žino savo teisės šiais laikais, atseit jau palyginus su kažkokiais kitais laikais, o pareigų nežino. Man atrodo, kad apskritai šitą frazę, kad visi žino dabar savo teisės, bet nežinot savo atsakomybių, yra naudojama ne tik vaikų atžvilgių, bet apskritai daug kur, bet tikrai kartais išgirstu, kad ir apie vaikus kalbant, kad, pavyzdžiui, vaikai ginasi tom teisėm, kai nenori kažko daryti, bet iš tiesų apie savo tas atsakomybės nepagalvoja. Tai aš manau, kad tai yra gan svarbi tema, kuri dar nėra taip labai išnarpliota. Duokim kokį nors pavyzdį, kuris pačiai ateitų į galvą. Na, pavyzdžiui, tiesiog mokykloje, kai nenori kažko daryti, arba ten nenori atiduoti telefoną per pamoką, kai, pavyzdžiui, kažką ten jame darė ir sako, kad jūs neturite teisės, bet šiaip mokinio pareiga yra mokytis per pamoką ir klausyti mokytoją. Tai tada šitie du aspektai kažkaip susiduria. Bet čia dar, kad įdomu būtų tiesiog tarsi šalutinė tema, bet kad dar geriau viską įsivaizduotumėm, telefonus galima turėti mokykloje ar ne? Čia priklauso nuo mokyklos iš tiesų, kaip vadovybė sutinka. Gerai, labai ačiū. Gedai, kaip jūs sakytumėt, vaikai žino savo teisės, bet neatsakomybės, toks yra jūsų atliktas tyrimas vaiko teisių gynėjų. Kaip manot, kodėl tokia nuomonė? Pernai metais tarnyba inicijavo visuomenės nuomonės tyrimą ir ten 5% respondentų būtent ir pasisakė, kad vaikai žino savo teisės, bet nežino arba pamiršta savo atsakomybių. Ir man šitie duomenys tai pirmiausia turbūt yra apie emociją. Apie emociją tai, kad pačios vaiko teisių reformos mes turbūt neišgyvenamo, jinai ištiko mus. Ir čia ir dabar viskas pasikeitė ir tą priimti yra pakankamai labai sudėtinga. Antra dalis, kuri girdisi, tai yra tam tikrais atvejais turbūt mūsų suaugusių bejėgystė ir nusigalinimas ir lūkestis, kuris galbūt nėra pateisintas veiksmais ir tame iš tos bejėgystės tada irgi prasiveržia emocija, kad o kur jūsų atsakomybės ir taip toliau. Ir trečia dalis, be abejo, kurią reikia įsivardinti, kad paskutiniuoju laikotarpiu tikrai yra daug dėmesio skiriama diskusija apie vaikų teisės ir ką reikia įvardinti, teisės ir atsakomybės yra visada greta ir apie tai reikia diskutuoti. Kai jūs sakot, kad tyrimas atliktas pernai, respondentai jame dalyvavo, kas jie buvo tokie, jie kaip nors turėjo būti susiję su vaikų tema, ar jūs klausėt tiesiog žmonių, kurie norėjo ir sutiko dalyvauti apklausoje? Ne, tai buvo bendras visuomenės nuomonės tyrimas ir tokio kriterijaus, kad būtinai asmuo turėtų iš vaikų, nebuvo. O kai sakot, kad vaiko teisės, mes vis daugiau apie jas kalbam, tai kaip jūsų matymu, iš kokių aspektų ir kokiomis aplinkybėmis mes vis dažniau kalbam apie vaikų teisės?
Tiesiog tai yra, kalba yra apie pozityvę tėvystę, apie tai, kad smurtas prieš vaiką yra negalimas, kad fizinių bausmių taikymas yra negalimas, kur jeigu atsuktumėm laiką atgal, tai turim turbūt atvirai pripažinti, kad tikrai tai buvo gaju ir mes tuo gyvenom ir tai buvo tam tikra kažkuria prasme gyvenimo norma. Na gerai, tai jūs tokius 3 aspektus, tarsi 3 tokias priežastis išvardėjot, ką aš išgirdau, lūkestis ir bejėgystė. Ir čia psichologijos norisi tada klausti, kaip tai skamba. Na, visada, man atrodo, yra maišoma kelios sąvokos atsakomybės ir paklusnumo. Na, ir kas ta atsakomybė? Kartais atrodo, kad jeigu vaikui pasakai daryk tą ir jisai nepaklūsta iš karto, tai reiškia, jis nėra atsakingas ir tada suaugę jaučiasi bejėgiai. Ir imasi vis griežtesnių veiksmų, kaip priversti paklūsti. Tačiau visada klausimas, ar vaikas tampa atsakingu, jeigu mes jį priverčiam paklūsti, ar tai vysto jo vidinės atsakomybės jausmą, ar tai yra daugiau iš baimės paklusimas, kad mane nubaus ir kitą kartą, kai nėra to, kas baudžia, ar aš tikrai darysiu tą, nes aš nesuprantu, kodėl aš tą turėčiau daryti, išskyrus tai, kad man baisu. Tai duokim čia irgi kokį nors pavyzdį, įsivaizduokim kokį, nežinau, ten 5 metų, tarkim, pradėkim nuo visai jaunų mažų vaikų, kuris iš pirmo karto nesutiko ten rengtis, pavyzdžiui, ar ne išeiti lauką. Gal jau, nežinau, čia 3-mečiam, 4-mečiam labiau tas rengimas pavyzdys tinka. Bet tada tėvai, kad norėdami, kad viskas įvyktų greičiau, pavyzdžiui, sako, negausi ten planšetės, neduosiu saldainio ir tada tas vaikas iš tikrųjų pradeda paklusti, nes jis labai nori to saldainio ir tos planšetės. Ir jūs ką sakot, kad kai nebus šito gąsdinimo momento, tai reiškia, kad ilgalaikiam laikotarpiu jam nebus tas suveikia, ar ne? Taip. Mes turim turėti galvoje, kad rytas yra labai ypatingas laikas, kada tėvai vėluoja, vaikai vėluoja ir mes labai neturim ilgai laiko dėrėtis ir dėl to imam tas priemonės, kurios veikia greitai. Greitai veikia daryk, reikalauju ir panašiai. Tai aišku, kad vaikas tada paklūsta ir kartais tenka, jeigu vaikas bėga per gatvę, nesidėrėti apie taisyklės, o jį pačiupti. Ir kartais tenka tikrai griežtai susakyti, kas dabar bus ir kokios bus pasekmės. Tačiau jeigu mes galvom apie atsakomybę, tai yra ir mokymo vaiką rinktis. Pavyzdžiui, tai gerai, tu nenori šitų. Bet galim žiūrėk, mes turim 2 meniu, arba šitą, pasirink, kurias nori. Tai vaiko atsakomybė yra ir išdrįsimas rinktis, kuriuo aš noriu, ar ne, ir kaip aš tada tą darau. Tai jeigu tėvai turi daugiau kantrybės ir tai, man atrodo, geriau orientuotis į ilgalaikius tikslus, bet mes turim būti visai realistai, kad visokių situacijų būna kaip Taip, bet jeigu tėvai vis dėlto, pavyzdžiui, neturi kantrybės ir čia gal mes palengva pereisim ir prie to, kaip visgi tą atsakomybę ugdyti, ar ne, tai tokioj situacijoje, gerai, tarkim, įsivaizduokim, kad nei taip labai turi, nei labai neturi. Idealus čia turbūt variantas būtų ten sakyti, gerai, tai jeigu tu neapsirengsi, tai mes ten ir neišeisim, pavyzdžiui, į darželį. Ar ne? Turbūt tai galėtų, jeigu galėtų neišeiti, bet pozityvus variantas turbūt būtų, sakyti, ieškoti apžaidimo momentų. Sakyti, žiūrėk, tu bandyk aprengti meškiuką, aš bandysiu, pavyzdžiui, aprengti tave, kuris greičiau. Ir tada vaikai labai pasiduoda, į žaidimo variantą, kad aš irgi dalyvauju tame, kad aš galiu pasižiūrėti, palenktyniauti, apsirengti arba prisimti atsakomybę ir jaustis efektyviu. Man atrodo, labai dažnai vaikai jaučiasi nenorintis, negalintis, nesuprasti. Ir čia mes norim iš karto juos pataisyti, bet tam, kad pataisyti, visada turim pirmą rasti ryšį. Tada tai pavyksta greičiau ir draugiškiau. Greičiau gali būti ir per gąsdinimą, bet tada nėra ryšio ir tada tai nėra taip ilgalaikiškai. Aurora, čia gal man norėsis tavęs klausti, tarsi iš asmeninės patirties, jeigu tu nenorėsi, nepasakok, bet kai perskaičiu tavo pareigas, tai atrodo, kad tu tikrai daug visko veikiai ir tai reiškia, kad turbūt esi atsakinga ir savo atsakomybės jausmą išugdžiusi. Ar tu atsimeni, kai būdavai mažesnė, kad tokių baimės ir įbaiminimo principų tave būtų auklėję tėvai, kad čia jeigu dabar taip, tai tada to negausi viso gero? Ne, aš kaip tik atsimenu, kad mano
tėvai, ypač mama, visą laiką bandydavo man paaiškinti, kodėl reikia kažką daryti. Ir dėl to man iki šiol yra likę tas, kad aš labiausiai esu linkusi daryti tos dalykus, kur aš matau tikslą ir prasmę šitų dalykų. Tai aš manau, kad nepriklausomai nuo to vaiko amžiaus, kad ir man galėjo paaiškinti, kai aš buvau dar labai maža, kad reikia kažką daryti, nes tai po to atsipirks, arba ne tiesiog, kad reikia, arba kad greičiau. Ir aš manau, kad tai yra vienas tokių geriausių būdų, kaip tą vaiką, nepriversti, bet kai su vaiku. Bet tuo metu, kai pasakodavo tau apie kokį nors prasme, tikslą, ar tu atsimeni, kad visada tu taip suklusdavai, ar kartais galvodavai, ką jinai čia šneka, greičiau gaučiau, ko noriu ir viskas? Gan senai tai buvo, bet iki šiol būna kartais, kad man kažkas bando paaiškinti, bet aš nematau tame prasmės ir tada nelabai ir norisi kažką daryti. Bet kartais jau dabar, kai aš esu vyresnė paauglė, tai jau supranti, kad reikia daryti ir kad negalima dabar atsisakyti savo atsakomybę. Bet įdomu, iš kur tas ateina, supranti, kad reikia. Čia galėsim irgi apie tai pakalbėti, bet man norisi dar ir jūsų Gedai matymo, kaip iš vaiko teisių gynėjų perspektyvos, kaip jums matytųsi iš atvejų, su kuriais susidurėt, ar šiuolaikiniai tėvai visgi skiria pakankamai dėmesio, resursų tam paaiškinimui, kaip reikia paaiškinimui, kodėl čia prasminga ir, kitaip tariant, atsakomybė ugdymui. Turbūt ką reikia įvardinti, kad ne tik skiriamas laikas vaikui, bet ir pavyzdys, kurį vaikai mato. Nes to, ko mes prašom, tokį, kokį mes lūkestį vaikam turim, tai pirmiausia pas mus pačius turėtų būti. Ir toks dalykas kaip, nežinau, elementariai mes stovim kamštyje automobilių ir kaip mes elgiamės, ką mes kalbam, kaip mes gestikuliuojam, kaip mes sprendžiam tą nepatogią situaciją ir paskui bandom, kad vaikai elgtųsi kažkaip kitaip. Kita dalis turbūt yra apie tai, kad investicija turėtų būti tada, kada mes turim laiko, o ne tada, kada yra ekstra atvejis. Tai yra apie susitarimus, apie pasiruošimą tom situacijom netikėtom, kur jau, kaip gerbiamas tas sakė, kai jau skubam ryte, tada tą lūkestį generuojam į vaikus. Ir dar vienas dalykas yra apie tą investiciją į pareigą, jinai natūraliai, kaip jūs ir sakote, jinai reikalauja laiko. Kaip pavyzdys paminėjo teisę į mokslą ir pareigą mokytis. Mes, pavyzdžiui, turim lūkestį, kad vaikai skaitytų, bet ar pas mus namuose šeimoje yra tas ritualas skaitymo, ar apskritai vaikas mato pavyzdį, kad ir tėvai pasiima knygą ir skaito, ar to tiesiog tik reikalaujam iš vaiko. Ir va tada, kaip ir sakė, atsiranda diskusija, atsiranda dalinimasis, atsiranda patirtis ir tokiu būdu ugdom pareigą. Mane tai visada gąsdina, aš suprantu, kad taip ir yra, kad tėvų atsakomybė yra labai labai didelė, bet girdėti tą, kad viską tu turi tobulai daryti, net ir kamštyje labai labai kantriai, kaip jūs sakot, laukti ir neduok Dievę tau išsprūsti ten kokią nors labai labai emocingą reakciją. Ir tada tu pats pyksi, kad savo resursus išnaudojai ant savęs, o drauge paraleliai visą laiką galvosi, viskas, dabar šitos reakcijos išmoko ir mano vaikas, viskas, dabar labai viskas blogai. Kaip čia save pasiguost, Asta? Ar nereikia guostis? Kad vaikam nereikia tobulų tėvų, kad jiems užtenka pakankamai gerų, kurie kartais pratrūksta, bet gali atstatyti tą santykį ir ryšį ir atsiprašyti, grįžti prie, sakyti, žinai, aš pasikarščiavau ir lygiai taip, kai vaikas pasikarščiuoja, sakyti, žiūrėk, dabar tu pasikarščiavai, gal mes galim kažkaip kitaip pažiūrėti. Ir būtinai vaikas pasakys, bet tu tai tikrai taip darei, tai taip tiesa ir gal mes galim kartu bandyti ieškoti kaip kitaip. Kad kartais ir aš pratrūkstu, kartais ir tu pratrūksti ir kaip mes galim, nesmerkdami vienas kito, bet mokytis būti geresniai žmonėm, kad atsakomybė tai tikrai yra labai svarbus dalykas, kaip tapti geresniai žmonėm. Aurora, ar tu prisimeni savo mamos kokį nors epizodą, kur jinai, arba nežinau, kokių kitų artimųjų, kuriem pratrūko kantrybė ir tu kažkaip pajutai tą tokį gailėjimąsi, atsiprašymą ir tavęs vertinimą kaip tokio lygiaverčio pašnekovo. Aš galvoju, kodėl klausiu, nes man atrodo dabar jau šiuolaikiniai tėvai jau to yra tarsi išmokę, jau jie žino, kad pakeltą balsą tu gali truputėlį
kaip čia, jo pasiekmes truputėlį sumažint, paskui atsiprašydamas, ko gal ankstesnė kartą tėvų negalist sakyti su jokiais generalizavimais, visaip turbūt būna, bet kažkaip, jie būdavo tie, kurie vieninteliai viską žino ir taip labai vaikų neatsiprašinėjo. Tai gal tu irgi prisimeni kokį nors tokį emocinių arba kokį nors fizinių, nežinau, nukrypimų kelią nei tą pusę, kur tavęs būtų suaugęs žmogus atsiprašęs kaip lygiaverčio bendradarbio. Na taip, aš atsimenu nuo pat vaikystės, kai mes su mama susipykdavom dėl kažko, tai po to jinai vis tiek atsiprašydavo manęs ir bandydavo kaip ir vėl atstatyti tą gerą ryšį ir dėl to taip pat aš, kada pasikarščiuoju ir pati vėliau suprantu, kad gal nereikėjo to sakyti, irgi suprantu, kad pati noriu atsiprašyti savo mamos ir manau, kad jinai mane to išmokė, tikrai. O kaip tu supranti, ar dabartinis toks šiuolaikinis jaunimas tavo bendraamžiai, ar jiems apie juos tinka pasakyti, kad jie yra atsakingi? Aš manau, kad mes iš tiesų esam atsakingi, bet tik tada, kai mes suprantam, kodėl mes kažką turim daryti, kai mes matom prasmę, nes dabar, kai jau yra tokie laikai, kad mes turim labai daug informacijos, galim labai lengvai rasti tiesiog viską internete, tai mes ir nenorim, mes gal labiau kritiškai mastom ir netikim tiesiog faktais, kuriuos pasako kažkas, kad mes kažką turim daryti, bet mes esam gal labiau linkę klausti, kodėl mes turim daryti ir dažnai iš suaugusių, iš tos senos kartos, tai jiems gali atrodyti, kad mes esam nepagarbus dėl to, kad klausiam, bet manau, kad tai yra tas kartų skirtumas labai. Kai pradėjai kalbėti, aš prisiminiau, pavyzdžiui, diskusijas apie švietimą, kuriuose visada išgirsti, kad mokytojas šiais laikais nebėra kažkas, kas atėjo, pasakė tiesas, visi jas įsiminė ir maždaug išsiskirstė. Tai dabar, tarkim, mokytojas jau yra toks labiau mentorius, kuris, kaip ir tu sakai, turi suprasti, kad informacijos galima rasti visur, bet reikia arba padėti jos tinkamai ieškoti, arba, nežinau, ten gal ugdyti atsakomybė yra viena iš tokių užduočių. Tai čia labai, man atrodo, gražiai nupiešiai, kad kai suprantam prasme, kai galim paklausti, kodėl, tada ta atsakomybė ir jaučiasi labiausiai. Ir turbūt tai net ir yra kažkoks gal sveikiausias kelias, Asta. Tai man atrodo ir atsakomybė iš tikrųjų, mes perimam vienas kito vertybės, bet kad vertybės perimtume, mums reikia būti ryšyje. Ir tyrimai rodo, kad net, pavyzdžiui, 18 mėnesių vaikai, jam padaro, pavyzdžiui, vieną žaisliuką ir kitą, mėlyną ir oranžinį. Ir klausia, ateina jau tas tyrėjas ir nemesga kontakto su vaiku ir sako, šitas gražus, šitas bjaurus. Ir išeina. Ir vaikas ateina kitas, sako, tai kuris gražus? Vaikas nežino, kuris gražus, kuris ne. Bet jeigu ateina kitas ir sako, oi, koks fainas vaikas, kaip tavo vardas, ką tu čia turi, kaip čia įdomu, užmesga kontaktą su vaiku ir sako, o kokį tu fainą žaislą turi, o čia tai kažkoks ne. Ir jeigu ateina kitas klausia, tai kuris gražus? Aišku, kad tas pasakys, tas gražus, ar ne? Nes mes išmokstam žinių, bet jų neperimam kaip savo. Ir tada galima pykti ant vaikų, kai sakyti, kad jam žinios kaip žirniai į sieną, ar ne? Bet dėl to, kad tai nėra mano. Aš perimu kaip savo kito vertybės tada, kai esu ryšyje su kitu. Kaip Gedai tas jums skamba, gal yra kokių nors pavyzdžių irgi iš praktikos, kur, nežinau, tėvai nesusikalba su tėvais, su vaikais ir prieina kokių nors smurto situacijų, nes tie tikisi, kad jie visi iš pirmo karto viską supras, o vaikas, paauglys, pavyzdžiui, jaučiasi visiškai negirdimas ir čia Astos terminą panaudojant, jaučiasi, kad tai kažkas yra ne mano. Dažnu atveju konfliktinės situacijos niekada neišeina į pliusą. Ir tai yra užuomazgos pačioj pradžioj, kai pavyzdžiui, nežinau, tas pats elementarus indų plovimas, jisai paverčiamas bausme. Kad jeigu tu nesusitvarkei, tai dabar visą savaitę plausi, tuo labiau, kad galėtų tai būti susitarimas, kad vieną dieną aš plaunu, kitą dieną tu plauni, trečią dieną kažkas plauna, tai yra įtraukimas tų vaikų ir tada tai nėra kažkoks primestas tik tai man ir darbas, pareiga nėra bausmė. Kitas dalykas, kaip ir minėjau, kad labai yra svarbu,
kad iš anksto, kol nėra tos kritinės situacijos, būtų tam tikri susitarimai. Tai yra, kas bus, jeigu, ką mes darysim, jeigu atsitiks taip, kad kažkas nepadarys vienokio ar kitokių susitarimų. Ir tada yra labai paprasta, nes tuo metu, kada aš supykau, kada emocijos paėmė viršų, labai slidu, kad nenueitumėm į tą fizinių bausmių taikymą, kas yra gajų, kaip pavyzdžiui, ausies užsukimas. Tai yra ir tyrimai rodo, kad 35% apklaustųjų dar ausies užsukimą priima kaip taip natūralų procesą, priimtiną procesą. Nevertina kaip smurto. Nevertina kaip smurto. Bausmė, kaip sakė čia Gedas, tai neturi būti bausmė, ar ne? Mes neturim bausti kažkokiu tai darbu. Čia irgi turbūt, kad psichologai pasakytų, kad tiesa. Taip, tikrai, nei bausmė didina atsakomybės, nei ausies užsukimas, juo labiau skausmas nepadidina atsakomybės, nes atsakomybė eina su jausmu, kad aš galiu ir noriu tą daryti. Ar ne? Ir ta didina jausmą, kai mes įtraukiam vaiką nuo pat mažens. Aišku, kai dar nemoka 2-metis, bet jisai nori išplauti tas grindis, net jeigu priturlindamas, ar ne? Bet jau sakom, ai nesikišk aš pati, man čia ir taip sunku, ar ne? Ir mes jau nudrasinam vaiką, kad jisai gali būti lygiavertišku šeimos nariu ir imtis atsakomybės daryti kažkokius dalykus. Lygiai taip kaip ir paaugliai, ir jau jie ir nebesitikė, kad kažko galbūt gali labai dažnai, arba tikrai neretai, pavyzdžiui, nenori skaityti net ne dėl to, kad jiem nevertybė tai yra, bet galbūt turi, pavyzdžiui, disleksiją arba kažkokius kitus sunkumus, arba tuo metu susipyko su draugu arba drauge ir visiškai ne tą nuotaiką, bet atrodo, tai kodėl tu guli visą laiką, ar ne, o gal tiesiog man liūdna. Ir jeigu pradėti nuo to, kaip tu esi, ar ne, ar kažkas atsitiko, matau, kad tu guli, bet jeigu, tu guli visą laiką, daryk kažką, ir aišku, kad tada mes sulaukiam pasipriešinimo ir jėga, toks kaip jėgos konfliktas, kuris stipresnis. Ir jeigu suaugęs nesusivaldo, jis tada pereina prie tokio, kad aš tada galiu fiziškai priversti. Bet tada, ką mes išmokom, tai ne atsakomybės, bet tai, kad tas, kuris stipresnis ir turi fizinės jėgos daugiau, yra teisesnis, arba rėkia garsiau, grasina garsiau, ką mes turbūt matom ir visuomenėje, pas mus tas atsispindi santykė su vaikais, bet turbūt tai, kai rėki garsiau, grasini labiau arba žemini labiau, nesi nuo to teisesnis. Jeigu galima dar papildysiu, tai turbūt svarbi dalis yra įsivardinti, kad idealių tėvų nėra ir idealių tėvų turbūt nereikia ir būti tėvu, tinkamų tėvų yra pakankamai didelis iššūkis ir mes tėvais negimstam ir natūralu, kad tos situacijos ištinka mus, kuriomis mes nežinom, kaip elgtis, galų gale turim praktiką kitokią atsineštą iš savo tėvų, iš savo istorijos. Ir čia yra labai svarbu, man atrodo, kad tėvam pakelt ranką ir pasakyti, kad man reikia pagalbos. Kad aš nežinau, kaip vienokio ar kitokio situacijų elgtis ir tai bus ar tėvų linija, ar vaiko teisių linija, paskambinti ir pasikalbėti apie tą situaciją, kuri mane ištiko, kurioje aš galbūt nesusivaldžiau ar nežinau, kaip elgtis ir tikrai šiai dienai yra tos pagalbos, kas padėtų, užvestų ant kelio ir būti pozityviam, eiti ne per bausmę, ne per griežtas pasiekmes, konfliktinės situacijas yra labai svarbu. Kiek tau, Aurora, girdėta tas bandymas išugdyti atsakomybę per jėgą? Turiu galvoje fizinį smurtą, pavyzdžiui, kiek apie tai kalba paaugliai, kiek tai dar yra kaip tik tokia tema, kur nelabai patogu ir nesinori, ir jeigu sunku šeimoje, tu turbūt tam tikrą prasme išmoksti ir viską maskuot, nežinau, čia Asta irgi pasakys, ar yra toks mechanizmas, bet ar kažkiek to girdisi iš aplinkinių? Man atrodo, kad tai yra tokia tema, apie kurią niekas nenori kalbėti, ypač paaugliai nenori prisipažinti, kad jų tėvai gal nėra tokie idealūs, kaip gali atrodyti, arba kaip kitų tėvai. Ir tikrai būdavo tokiu atveju, kad aš labai ilgai pažįstu žmogų ir tada sužinau, kad iš tiesų ir jo šeimoje yra smurtas. Ir atrodyt, niekada nepagalvočiau, bet tiesiog vaikai paaugliai nenori atsiskirti ir kai jie mato, iš savo, aš galiu, iš mano aplinkos, kai matai, kad kitų tėvai yra
geri, jos myli ir tikrai jų nemuša, tai ir tu nenori prisipažinti ir nori, kad ir tavo tėvai taip atrodytų, kad ir apie tavo šeimą gerai galvotų. Apskritai, man atrodo, kad pas mus yra toks tas nusistatymas visuomeniai, kad viskas, kas šeimoje, tai turi likti ir šeimoje, nereikia šitą išnešti iš namų, nes, kiekvienas turi problemų, bet nereikia apie jas kažkaip garsiai kalbėti. Kiek tas nusistatymas iš tiesų keičiasi ir kiek gal jau psichologai vis tiek arčiau prisiliečia ir labiau žino, kiek vis dar gajus tas bandymas atsakomybės ugdyti per smurtą, pavyzdžiui. Man atrodo, kad tikrai labai sąmoningėja visuomenė, tėvai vis aktyviau įsitraukia ir į tėvystės grupės, ir lankosi, ir skaito. Tiesiog visiems kartais būna labai sunku, ne tik vaikam, ir tėvam būna labai sunku, nes kuo mes augam, tuo daugiau tų atsakomybių neši ir kartais ir pavargstam, ir patys nenorim daryti kažkokių dalykų. Ir turim labai daug to, kaip Geda sakė, išmokto turbūt elgesio. Jo labiau ir jeigu tau dar, ten artimieji sako, tu nesusitvarkai, tavo kalbėjimas nieko nepadėjo, būtų mušęs, būtų viskas gerai. Ir tada jautiesi, kad pats esi nevykėlis, gėda. Ir tada atrodo, ir gerai, ir darysiu taip. Ir tada tikrai labai lengvai įtikina, kad kažkoks esi neefektyvus, kaip suaugęs, kaip tėvas, o tai labai jautru. Šiaip tyrimai rodo, kad tėvystė tai sritis, kuri labiausiai gėdinama apskritai kaip sričių. Dėl to, kad visi žino, kaip auklėti vaikus, visi žino, kaip daryti geriau. Ir jeigu tu kažką padarai, tai arba vis tiek yra blogai, arba per daug duodi maisto, neduodi maisto, per švelniai išneki, per griežtai išneki, atrodo, visą laiką neįtiksi. Tai tikrai labai jautri sritis, kuri paliečia mūsų tapatumą, kaip mūsų ryšį, bet brangiausia turbūt su vaikais. Aš labai noriu, kad mes dar kartą akcentuotumėm tiem, kurie mus žiūri, mato ir teisingai išgirstų, nors mes, man atrodo, jau sudėjom tos akcentus, bet kad smurtas, nors atrodo labai lengva ir patogus kelias, aš čia tave pagazdinsiu, nubausiu ir tu jau dabar kitą kartą žinosi taip nedaryt, bet taip neveikia. Smurtas, atsakomybių, apie kurias mes kalbam, jokių būdų atsakomybės jausmo neužgimdo. Teisingai? Tikrai ne. Tai yra prieštaringa. Jisai sumažina žmogaus efektyvumo jausmą, aš galiu ir net jeigu aš darau kažką, aš jaučiuosi nepajėgus tą daryti ir tai man kiekvienas veiksmas tampa per sunkus. O koks yra vis dėlto amžius, nuo kada reikia vaiką pradėti mokyti atsakomybių, kokios yra pirmos atsakomybės, kurias vaikui svarbu įgyti? Šiaip tai jau manoma, kad nuo mažų dienų, tarp 1-3 metų, pirmosios tokios atsakomybės kaip įtraukimas į šeimos gyvenimą. Pavyzdžiui, kažką nuvalyti, įsidėti savo žaisliukus ar ne. Ir ne tai, kad tu neįsidedi visada žaisliukų, nes barimas tada sukelia gėdą ir stresą. Ir tada kas atsitinka, kad vaikas nebegali mąstytis, labai greitai išsigąsta. Bet jeigu, pavyzdžiui, sakyti, žinai, mes kartu, aš matau, kad sunku, bet mes kartu galim padėlioti, pažiūrėkim, kaip gražiai atrodo. O kaip tau patinka, pavyzdžiui, ant lentynos ar ant palangės sudėta kažkas. Įtraukiant nuo mažų dienų jau yra tos pirmosios atsakomybės būti šeimos dalim, dalyvauti. Ir net jeigu kažką padarai, tai, pavyzdžiui, neši varškėčius ir jie išbyra. Ir tada taip gėda vaiko atrodo. Ir galima sakyti, kaip tu neatsakingai neši. Bet nešia tai atsakingai. Tiesiog kartais atsitinka, kad ir visokių nelaimių. Ir kaip pasakyti, kaip faina, kad tu taip stengiasi. Pažiūrėkim, ką dar galim padaryti. Tai priklausomai nuo reakcijos mes arba didinam nepasitikėjimą savim ir negėdą, arba kaip tik drąsinam vaiką vis daugiau prisimti atsakomybių. Ir tie kalbėjimai tada veda prie tokio jautimosi, kad aš galiu ir mokykloje kažką apsiimti, ir namų darbus galbūt geriau padaryti. Galbūt ne visada, taip kaip ir suaugę, ne visada noriu savo atsakomybių. Ir jeigu sakytumėm 100% laiko mes visada savo atsakomybę, būtų visiška netiesa, ar ne? Ir kartais turbūt svarbu kažkur pasidėrėti, bet kad galima kalbėtis apie tai, kaip ar ne, ir kada. O kiek mes galim visgi sau leisti patys irgi nukrypti savo reakcijose, pavyzdžiui, jeigu nešia varškėčius ir, tarkim, 3 kartus jie išvirto ir netyčia man pasisakė, vėl ten varškėčiai iškrito. Jeigu, čia aš hipotetiškai šneku, bet jeigu man taip nutiks, aš paskui pusę dienos griaušios, kaip aš sugadinau vaiko savivertę, bet gal jūs irgi galite tiek man, tiek kitiems žiūrintiems tėvams kokį paguodos posmą skirti, kad jeigu paskui 3 kartus
nieko nesakėjai, gal anuliuojasi tas vienas. Tai aišku, kad taip, kad nesugadina vieną frazę, kad tai turėtų būti, mes išmokstam, kai kartojasi labai daug laiko. Aišku, jeigu tai trauminis įvykis, gali užtekti ir vieno karto labai baisaus. Jeigu ten sumušiai dėl varškėčių, tai gali paskui visą gyvenimą sakyti, kad žinai, aš tave myliu, bet vaikas atsimins tą sumušimą, ar ne. Bet, turbūt tada jau tenka tokios drąsos atpirkinėti ir nešti tą kaltę ir atsakomybę suaugusių, kad aš padariau kažką, kas neteisinga. Bet jeigu aš pasakiau, Jėzu, aš taip stengiausi, kepiau ir vėl iškrito. Gerai, bet mes kartu paieškokim, gal ta lėkštė netinkama, jeigu 2-metis ar neneša tiesią lėkštę, aišku, kad jo rankytės dar netokios gali išlaikyti pusiausvyrą. Galbūt ir mano kaip suaugusio atsakomybė pasižiūrėti, kaip šitą situaciją pataisyti ir kad galbūt mes kartu galim paieškoti, kaip geriau ar ne tą padaryti. Bet nesigraužti, kad aš ten suklydau. Prisijimti kaip suaugusiam atsakomybę, kad taip, aš stengsiuosi, kad taip nebūtų ir norėčiau, kad būtų kitaip. Ir tikrai galbūt ieškoti pagalbos savo, jeigu jau varškėčiai išveda tiek, kad norisi tą vaiką nudėti, tai paieškoti pagalbos savo. Jeigu nudėti norisi, tai man atrodo jau tikrai pagalbos seniai reikia kurį laiką, bet kaip jūs, Gedai, sakytumėt, kaip reikia pradėti ugdyti atsakomybės, nuo kada? Man atrodo, tai yra svarbu nuo buvimo laiko kartu. Čia ir dabar su vaiku, nes šiandien dienai mes labai bėgam, mes lekiam ir kartais tą laiką, kurį galėtumėm praleisti su vaiku ir turėtumėm žymiai didesnį efektą, mes prisidengiam kažką nupirkdami, kažką pasamdydami, korepetitorių ar dar kažką ir tokiu būdu bandom nuraminti savo sąžinę, o iš esmės yra svarbu laikas su vaiku, buvimas kartu ieškojimas, kartu mokymasis, kartu problemų sprendimas, kartu klydimas ir pripažinimas, kad klydau. Manau, kad tas natūralus buvimas ir ugdo atsakomybės. Aurora, kaip tu sakytum, aš aišku suprantu, kad tas klausimas tau toks lyg ir nei tema, nes nei tu dar apie mažus vaikus turbūt svarstai, nei ten, tarkim, jau atsimintum savo ankstyvą kūdikystę, bet tau logiškai skamba toks nuo ankstyvų dienų ugdykime atsakomybę. Taip, man atrodo, kad tai iš tiesų logiška tam, kad nuo pat gyvenimo pradžios vaikai suprastų, kokias atsakomybės turi ir tada nebus tokio šoko, pavyzdžiui, atėjus į darželį arba mokyklą, kai jau ten tikrai reikės susidurti su atsakomybėmis. O būreliuose, pavyzdžiui, kalbama kiek nors apie tai, kai tu būni ten gal ankstyvesnės stadijos paauglys arba vaikas dar, kas nors atskirai kelia atsakomybės temą, ar jinai tiesiog per pavyzdžius natūraliai ateina ir susiklosto? Man atrodo, kad labiau natūraliai tai ateina, kad nėra tokios labai atviros diskusijos apie tai. Ir kas tada nutinka tarp to natūraliai ir Asta, pasakykime, nes prieš tai, kai kalbėjo Aurora, jis sakė, kad štai, aš net užsirašiau, dabar galvoju, užaugi ir supranti, kad va tiesiog reikia. Ar čia ir yra, kad tu daug matai teisingų pavyzdžių arba tokio nuoseklaus elgesio su mažai paklydimų, o jeigu paklydimas, tai už jį atsiprašoma ir tada natūraliai tu tiesiog artėdamas link suaugėliško amžiaus visą tą patirtį ir suniveliuoji į tokį užaugau už tai ir supratau, kad reikia. Čia turbūt taip nėra to prieštaringumo, kad mes kai augam, mes mokomės mažų dalykų, nes kas ta atsakomybė? Tai ir klaidų taisimas, ir pripažinimas, kad kažką ne taip padarėjai, ir darimas kažkokių rutininių dalykų, kurie yra įprasti, kad galėtume funkcionuoti. Aišku, jeigu jie ištinka, iki tol nebuvo nei mokymas klaidų taisyti, nei struktūros ir rutinos palaikymo, ir staiga ištinka, kad reikia, tai tada yra visiškas šokas, kodėl aš turėčiau. Ir tada gyvenimas priverčia. Jeigu tėvai neišmoko, tada gyvenimas priverčia. Mokykla, visuomenė, atsiranda kitos atsakomybės reikalavimai ir kai kurie žmonėm tai gali tapti per sunku. Ir jie bėga nuo kažkokio atsakomybę, apsimetinėja, kad manęs čia nėra, ar dar kažkokių strategijų išvysto, kaip išsisukti.
bet neprisijimti ar nedalyvauti kaip pilnavertiškam žmogui su suvokimu pasiekmių ar viso to sprendimo priėmimo. Tai man atrodo, kad tai užauga ne tik reikalavimai, bet ir jausmas, kad aš galiu su tuo tvarkyti. O kieno atsakomybė visgi yra mokyt vaiką atsakomybės tėvų, mokyklos, vaiko teisių gynėjų? Be abejo, kad pirmiausia yra tėvų, bet tai yra vaikai mokosi pirmiausia iš tėvų. Bet ką reikia vardinti, kad vaikai mokosi ir iš visuomenės, ir iš to, kaip mes elgiamės gatvėje, prekybos centre, laukdami troleibuso ir taip toliau. Mes čia taip kalbėjom dabar labiausiai apie atsakomybės, bet klausimas, prie kurio jau norisi grįžti, palengva artėjant, jau kažkada artėsiant prie pokalbio pabaigos, teisės ir atsakomybės ar visada greta. Tai visgi, ką čia mes turim turėti omeny ir ką turim suprasti ir žinot, kalbant apie teisės? Turbūt reikia įsivardinti, kad bendrai kaip tėvai, kaip visuomenė mes turim tikslą išugdyti visapusišką asmenybę ir tikrai ta asmenybė turi žinoti savo teisės ir turi gerbti tas teisės, nes kai aš žinau savo, tai tada natūralu, kad žinau ir kito. Bet kitas dalykas yra svarbu įsivardinti, kad teisės ir atsakomybės yra greta, nes visapusiškai asmenybė yra labai svarbu išmokti ir kad tai taptų įgūdžių, kad tai taptų mano dalis ir pareigos atsakomybės. Tai yra kartu ir... Asta? Tai aš tai visiškai pritariu, nes kaip egzistencinės psichologijos atstovai sako, laisvė ir atsakomybė yra vienos monetos abi pusės. Kad aš esu laisvas pasirinkti, bet aš nešu atsakomybę, ką aš padarau už tai. Ir manau, kad natūralu, kad vaikus mokyti teisių nėra tai, kad mes nemokam jų atsakomybės. Mokyti teisių, tai žinoti apie tai, ką aš tikrai galiu. Ir už ką aš taip pat tampu atsakingas ir nenešant kitiem. Tiesiog šitos savokos tampa tokiu labai dažnai manipulacijos tema ir tiek iš vaikų, tiek iš suaugusių pusės. Tu teisių savo žinai, o tu čia atsakomybių nežinai. Ir tai nėra apie teisės iš tikrųjų ir atsakomybės. Tai yra vėlgi jėgos kova, kuris mes stipresnis ir kuris teisesnis. Jeigu mes norim susišnekėti, mes turime mokyti, ką aš galvoju iš tikrųjų, kokios vaiko teisės, ko jis iš tikrųjų nori tuo metu. Ir ką aš galvoju, reikia kokias ribas nustatyti ir kaip apie tai šnekėti, tai nėra lengva, tai yra konfliktas, bet konfliktuoti mes turim mokintis, kad tai nėra žeminimas, kad mes turim mokintis sakyti prieštaringas nuomonės, nežeminant vienas kito. O dar kaip paminėjot ribų brėžimo, man irgi kažkaip susisiejo, kad turbūt, kad tinkamas ribų nubrėžimas, ką mes dažnai girdim iš psichologų ir kas būna mums gal netikėta, kad tinkamas ribų nubrėžimas kaip tik didina savivertį ir savarankiškumą. Ir ar čia yra kažkokia irgi sąsaja tarp atsakomybių nežinojimo ir tinkamo ribų nenubrėžimo vaikystėje? Manau, kad taip, bet čia turbūt ir savo teisų nežinojimas, ir ribų ir tos atsakomybės, ir nežinojimo, ką aš galiu. Man tada atrodo, kad aš galiu viską, bet iš tikrųjų pasirodo, kai gaunu pasiekmes, bijau visko, ar ne, iš tikrųjų nenoriu nieko gauti už tai, ką aš turiu. Tai šiaip su kuo aš susiduriu, kad vaikai iš tikrųjų yra labai atsakingi ir jie nori patikti savo tėvam, jie nori patikti mokytojams. Iki tam tikro amžiaus. Jie nori paskui patikti savo draugams ir jie nori patikti savo partneriams. Tiesiog keičiasi objektai, kurie tampa labai labai svarbus, bet mes visada norim patikti, nes žmogus yra socialinė būtybė ir mums santykiai yra labai svarbus. Dėl santykio mes galim labai daug padaryti. Tai ką tada, iš kur tada tie visi tokie kalbėjimai, nuo kurių mes ir pradėjom tarsi šitą diskusiją? Jeigu jūs sakot, kad vaikai atsakingi, jie nori patikti tėvam, paskui draugam, jie nori socializuotis, nori gerai jaustis tarp kitų žmonių. Iš kur tada visas šitas kalbėjimas, kad anksčiau tai visi labai klausė, o dabar tai visi žino tik tai teisės ir atsakomybės? Iš kur, Gedai?
Net nežinau, man atrodo, kad tai yra, pasikartosiu, tai yra emocija, tai nėra pagrysta kažkaip apčiuopta, o tai yra emocija į čia dabar esančią situaciją, apie galbūt nesuvaldytą situaciją, lūkestis, kuris buvo ir jis nėra patenkintas, bet tai nėra apie faktą, kad vaikai nežinotų ar suaugusieji ties tuo nedirbtų. Toks yra atvejis, vaiko teisų linija, pavyzdžiui, tokiu klausimu skambina, aš jį perskaitysiu, mes visi pagalvokim, kaip galėtumėm prisidėti prie tokios kasdienės situacijos išsprendimo, tai turbūt ne, bet kokį nors patarimą galėtumėm gal duoti. Nesusitvarkau su savo dukra, jai 13, vakarais jie tik sėdi savo kambaryje, nenori bendrauti, ištisai būna prie kompiuterio ar telefono, jei paprašau padėti bent indus pavakarienę sutvarkyti, ar bent jau savo daiktus susidėti į vietą, apsimeta, kad negirdi, ar dabar normalu vaikams taip gyventi, be taisyklių, be ribų, ar elementarių pareigų, ką patartumėt mano atveju. Aš jau dabar iš karto užbėgu už akių girdėdama kokią nors, nežinau, močiutę, man poliklinikoje vieną kartą viena rūbininkė yra patarus, kad maždaug vaikas verkia, neverk, tau negražu verk, tu ten mergaitė, dar kažką, sakau, viskas gerai, jeigu verkia. Va taip va jūs ir užsiauginat, vaikus, va to jūs ir prisiprašot. Toks buvo atsakymas. Tai čia aš irgi išgirdau tą rūbininkę, kuris sakytų, neauklėjai tinkamai, tai dabar tau ir nesusitvarko daiktų. Va taip va visi vaikai gyvena, bet jūs pamarkit mane, kad aš tokią nuomonę pripiršu tos rūbininkės. Gal visai ne taip yra. Man atrodo, kad turbūt kalbam apie paauglį ir čia yra atskira tema, kaip atskiras amžiaus tarpsnis su savo tam tikrom specifikom ir tai, kad yra šitam laikotarpį prieštaravimas, norėjimas išbandyti ribas ir taip toliau, tai yra labai, labai susiję su tuo amžiaus tarpsniu. Kalbant apie patarimą, tai man atrodo, kad yra svarbu nenueiti į bejėgystę ir įsivardinti, kad visgi mes suaugusieji turim užbrėžti tam tikras ribas ir tai vaikams suteikia saugumo ir tose situacijose, kada viduje yra viskas verda ir esu savęs paieškoju ir taip toliau, tai tas padeda. Kitas svarbus dalykas yra, tai man atrodo, yra svarbu pasakyti, nenueiti į konfliktą, kada bus galimybė apie tai aptart, bet ne čia ir dabar laužyti, eiti į konfliktą. Tiesiog, man atrodo, tėvai turi turėti savo ribą, tėvai turi būti pasiekiami, prieinami ir pajaust, kada galima šitą temą aptart ir įsivardinti, kaip elgsimės kitą kartą, jeigu vėl tai bus. Aš turbūt šitoje vietoje patarčiau, kaip pripažinti, kad susėstų dukra ir sakyti, žinai, aš noriu pasikalbėti, jeigu tu nekalbėsi, aš suprantu, bet aš noriu pasakyti, nes aš jaučiuosi, kad mes esame aklavietėje, kad taip, kaip gyvenam, nėra gerai ir aš pykstu ir aš visiškai nenoriu ant tavęs pykti, o norėčiau kažkaip susitarti, ką mes galim daryti, gal tu gali kažką pradėti pasiūlyk, man atrodo, kad tikrai galbūt tave ramina telefonas, galbūt tu kalbi, bet kažkaip raskim valandą, kada mes pavyzdžiui, susitinkam ar net aš padedu savo telefoną, tu padedi savo telefoną, nes labai dažnai, kai vaikai ateina, sako, aš neturiu laiko, o paskui, kai mes ateinam, vaikai irgi sako, aš irgi neturiu laiko. Tai kada mes galim susitikti, va tą valandą ir nežinau, nuo ko pradėti, bet nuo to, kad kartu praleidžiam laiką ir galim pasidalinti, pavyzdžiui, kažkokiam, kas sudeda indus, nes kitą dieną mes neturėsim indų, tai nei man tai patiks, nei tau tai patiks. Ir kaip mes galim nurasti išeitį, kad tai ne tik mano problema ar tavo, mūsų abiejų šeimos. Aurora, kaip tau čia skamba šitą situaciją? Man atrodo, kad čia suaugusių nuomonės yra tikrai teisingos ir man sunku kažką pasakyti iš mano pozicijos kaip pačios paauglės, bet manau, kad svarbiausia, kad tėvai bandytų suprasti paauglius, nes tai tikrai toks sunkus tas amžius ir dažnai net patys paaugliai mes patys nesuprantam, kodėl mes taip jaučiamės arba kodėl mes kažko nenorime. Tai tokiu metu tėvuose norisi matyti kaip ir
ne kažką, ne kokį priešą, bet labiau draugą, kuris nori padėti, suprasti, išklausyti ir priimti. Tai manau, kad tai yra svarbiausia iš tėvų pusės ir tada, kai jau paaugliai bus išklausyti, tai jie supras, tada irgi galės išklausyti tėvų pusę ir suprasti, kad ta namų darbų ruoša kažkas arba, tokie paprasti buitiniai dalykai yra svarbus jiems ir jie gali padėti. Bet tu ir jauti, pavyzdžiui, kad paaugliai, kurie išoriškai tarsi transliuoja visišką nenorą bendrauti su tėvais, dažnu atveju, ne visada, arba nenorą kažkaip iš vis eiti į kontaktą, kad jie iš tikrųjų kontakto nori, kai sakai, kad nori būti suprasti. Manau, kad tai labai priklauso nuo paauglių, nes jeigu jie turi, pavyzdžiui, kažkokius blogus prisiminimus iš vaikystės su tėvais, tai aišku, kad tas išklausimas dabar gali ir nepataisyti visos situacijos, bet dažnai, jeigu tai tiesiog kažkoks toks paauglystės metas, ten gal kokia nelaiminga pirma meilė ar kažkas, tai tiesiog norisi, kad suprastų tėvai ir suprastų, kodėl gal norisi slėptis tose ekranuose. Yra dar vienas klausimas iš vaiko teisių linijos parneštas mums. Tėvai man neleidžia darbo dienomis žaisti kompiuteriu, leidžia tik savaitgaliais. Ar gali tai jie man drausti daryti, juk noriu pailsėti nuo pamokų ir pažaisti? Ką čia mes galim vaikui patart? Ar gali tėvai drausti? Nežinau, turbūt gali, priklauso nuo susitarimo, ar kaip čia sakyti. Manau, kad gali, tikrai, nes tai yra apie tas ir labai svarbu kontekstas, nes kažkuriam kontekste tėvai įsivardino ir užbrėžė ribas, bet iš to, jeigu kyla klausimas, panašu, kad tai nėra išdiskutuota, suprasta ir sakyčiau, kad reikia sėsti ir kalbėti, atnaujinti tuos susitarimus, ieškoti naujų kompromisų. Aš irgi manau, kad apriboti kažkokius dalykus tai yra ir tėvų teisė ir pareiga. Ir jeigu jie mano, kad yra netinkamai naudojamas kompiuteris, bet tikrai svarbu apie tai dar pasikalbėti. Gal vaikas tikrai dažniausiai gali turėti kitą nuomonę ir gali būti, kad mes negalim sekti vaiko nuomonės, bet išklausyti ją būtų tikrai labai svarbu. Kai sakom apie tos susitarimus ir Gedas čia irgi prieš tai sakė, kad svarbu kad viską būtumėm tarsi iš anksto aptarę. Tai aš suprantu, kad toks dalykas kaip naudojimasis kompiuteriu šiais technologijų laikais tikrai jau patektų turbūt į tą sąrašą pirmų dalykų, kuriuos aptari, bet, pavyzdžiui, ko neaptari, ką irgi esu girdėjus iš vienos psichologės, kad labai dažnai tėvai, jeigu jiems nepatinka, jie negali sukontroliuoti vaiko kažkokio elgesio, jeigu jis daro ne taip, kaip jie norėtų, jie pateikia tokį bendro pobūdžio gąsdinimą, netgi ta psichologija taip apibendrina, kad sako, 70% tėvų pasakys, viskas nebegausi planšetės. Tai čia irgi mes tarsi šiek tiek uždėjom tokį akcentą, bet noris dar irgi pasakyti, kad ir jūs patikslinkit, jeigu aš esu teisi, kad kiekvienam amžiaus tarpsnėje ta pasiekmė turi kažkaip atitikti susitarimą ir kaip čia būtų susijus su nusižengimu taip pat, kad tu negali ten, nežinau, su bebatu iššoko į balą ir tada ten tu negausi planšetės. Tai turbūt logiška pasiekmė yra ta, kad tu ten dabar štai galbūt susirgsi. Nežinau, kaip čia dar tą uždėti tokį akcentą, Asta. Taip, tada geriau, kad būtų susijęs su nusižengimu arba kažkokiu netinkamu elgesiu ta pasiekmė, kad jinai būtų logiška. Tiesiog labai greitai veikia, vaikai labai nori to kompiuterio ir nori planšečių ir nori žaisti ir turbūt ne tik žaisti, bet ir bendrauti su draugais, nes bendravimas labai daug persikelia iš to realaus į tą onlininį gyvenimą ir tada gaunasi, kad kaip anksčiau bausdavo neįsi lauką savaitę, tai dabar savaitę negauni planšetės, man atrodo, tiesiog pasikeičia pavadinimas. Taip, dabar neįsi lauką, jas. Taip, tada sėdėsiu prie kompiuterio. Taip. Dabar sako atvirkščiai, eik į lauką, o nesėdėk prie kompiuterio. Šiaip tai jo įdomus toks pasikeitimas. Kad tiesiog visiškai kitaip, ir mes tada baudžiam tuo, ką jaučiam, kad vaikui svarbu. Tiesiog, ką mes šalia to išmokom, kad vaikai išmoksta slėpti, kas jiem yra svarbu, nes žino, kad tada gali būti, kad tie vaikai supyks tuo baus.
Tai aš manau, kad neišvengiama bus ir tikrai tėvai naudosis to, kad žiūrėk, tai netinkama, ar ne, tu nepadarai namų darbų ir sėdi prie kompiuterio, kad nebus ar ne kompiuterio, kol nepadarysi namų darbų. Tai greičiausiai tai nebus išvengiama, ar ne, dėl to, kad tai tikrai paima labai daug laiko. Na, mes prarandam laiko nuovoką, suaugę sėdėdami prie kompiuterio, tai vaikams tai dar lengviau padaryti. Ir sustatyti tą ribas, ir kaip grąžinti realybę, yra atsakomybė. Bet man atrodo, kad tai tikrai neturėtų būti burtų lazdelė. Kad tikrai ieškoti įvairesnių būdų, kaip kitaip, kaip suprasti ir kaip tokią tikrą pasekmę, atitinkančią nusižengimą pasekmę duoti. Ir svarbu, ką jūs pasakėt, kad kitaip vaikai išmoks slėpti, kas jiems yra svarbu. Tai čia tą irgi mes išgirskim, nes tai nebus mums palanku, Gedai. Man atrodo, dar svarbi yra dalis, kad ne čia ir dabar, kada yra konfliktinė situacija, visada būtina kalbėti apie pasekmes, nes tai sukuria dar didesnį konfliktą, kur jau tada ir mūsų gynėjai vaiko teisių reaguoja ir sprendžia labai didelius konfliktus ir kada bandai atsekti, kas čia šeimoje atsitiko, atrandi labai paprastus dalykus, nuo ko išaugo didžiulis konfliktas. Tai man atrodo yra galbūt įmanoma tuos sprendimus priimti ne emociniam lygmenį. Suprantu, kad aš čia ir dabar esu supykęs, tai turbūt reikia čia ir dabar stabdyti, pasakyti, kad ne, ten vienas ar kitas veiksmas turi būti atliktas, o apie pasekmes kalbėtis, tą pokalbį atidėti tada, kada būsim išėję iš emocinio lygmens. Apibendrindami, pasakykim tada dar patarimų tėvams ir gal kiekvienas nuo savęs po vieną, bet klausimas toks bendresnis tai ir būtų, kaip padėti tas atsakomybės ugdyti, kurios, kaip jau nutarėm, yra šalia teisių. Tai sakėm, pavyzdžiui, jau, kad laikas kartu, Geda sakė, būnant su vaiku ir nekompensuojant kokiais nors ten žaisliukais, yra vienas iš tokių kertinių elementų, kuris turbūt, nežinau, daug problemų sprendžia, individualus dėmesys, ar ne? Bendros veiklos, orientuotos į vaiko amžių ir mes daug visai pakalbėjom apie mažesnius vaikus, gal visai reikia ir apie paauglius, tada mums dar kokį nors patarimą pasakyti. Jeigu tu, pavyzdžiui, susiduri su iššūkiu, kad tas ryšys, kurį sukūrė ankstesnėme etape, staiga byra, arba tau atrodo, kad byra, arba tu, nežinau, nepriemi, kad natūralu yra paaugliams šiek tiek atsiskirti, arba bandyti, nežinau, populiarus žodis maištaut. Kaip tada tą prisivyt atsakomybių ugdymą tokiam paauglystės etape, gal tokį dar patarimą galim duoti? Man atrodo, paaugliam labai jautrų pažeminimo klausimas, kaip užgavimas, ar ne, ir jeigu paauglys kažko nedaro ir mes ateinam iš karto sakom, va, tu čia neatsakingas, ar ne, ir tada tikrai susikalbėti tampa labai sunku, net jeigu šnekam po to labai gražiai, gali būti, kad jau įpykęs ir nebenori girdėti. Tai labai svarbu su paaugliais jautrumas ir domėjimasis, o kaip jam yra. Ir gali būti, kad jis dar net nežino ir nesupranta, kas jam yra. Tiesiog nori, kad viskas būtų gerai. Bet mes galim iš šalies pastebėti, aš matau, kad tau nelengvas laikotarpis, bet gal mes galim pasižiūrėti kartu, jeigu tau sunku ar ne kažkas. Arba kartais būna, kai jau labai sunki situacija, ten, pavyzdžiui, įtariam, kad ten negrįžta, arba galbūt vartoja kažką ir kas yra, labai neramu tėvam ir sukelia labai daug. Ir tada, kad aš matau, kad tu nesakai, kad aš turiu įtarimą, kad yra blogai ir aš turiu prisimti, tada aš atsakomybę, kaip mes spręsim šitą situaciją. Tada, kai vaikai, kaip paaugliai neprisima, tada gaunasi, kad tėvai tampa labiau atsakingi, vėl tarsi grįžta prie to mažesnio. Ir tokio, bet labai svarbu to nepradėti žeminti, dėl to, kad paaugliai labai jautrus tam, tai yra periodas, kada formuojasi tapatumo jausmas ir jeigu norim susišnekėti ilgalaikį perspektyvai, svarbu, net jeigu brėžiam ribas, išlaikyti pagarbą. Gerai, nežeminti ir išlaikyti pagarbą irgi labai svarbu, kalbant apie paauglius. Dar ką mes sakėm, Gedas labiausiai apie tai kalbėjo turbūt tokio buvimo pavyzdžių, kas irgi labai svarbu, kad ir klystančių, kad ir netobulų, bet jeigu tu nori, kad vaikas, nežinau, skaitytų knygas, tai mažiausiai ir pats vieną kitą paskaityk prieš miegą.
Tai kas dar yra svarbu, kad mums pavyktų atsakomybės jausmą ir tokią atsakomybės apskritai ugdyti paprasčiau? Gal tu, Aurora, dar turi kokią mintį, kurios nepasakėm? Tai man atrodo, kad svarbiausia tas atsakomybės aiškinti logiškai, kokia yra to prasmė, koks yra tikslas kažkokių veiksmų, kuriuos prašoma padaryti. Manau, kad tai yra vienas tokių svarbiausių dalykų nepriklausant nuo vaiko amžiaus. Ir taip pat tiesiog, kad tėvai būtų atviri į vaikus ir bandytų juos suprasti. Gerai, ačiū. Įtraukti nuo kuo anksčiau į buities visokias smulkės atsakomybės. Tai irgi toks buvo vienas iš patarimų, kurį išskyrėm. Ir man atrodo, dar vienas labai svarbus dalykas tai yra prisimint, kad tėvais negimstama. Tai yra savalaikis rankos pakelimas, kad man nepavyko, man neišeina, man reikia pagalbos ir tikrai kreiptis tos pagalbos, ar tai, kaip minėjau, tėvų linija ar vaiko teisių linija, paskambinti, pasitarti ir ieškoti sprendimų būtent su toj situacijai, su mano vaiku, su mano situacija. Čia gerai, kad ties tuo baigiam, nes visada verta priminti ir kur tos pagalbos nemokamos gali paieškoti, ne tik kur nors eilėje pas psichologus, kurie ne visada gal tas eilės turi, bet kartais turi tikrai ilgas. Tai dar kartą pasakykim, vaiko teisių linijos yra telefonas, ar ne? 0800 10 800. Tėvų mintinai prisiminsit, ar ne? Galima lengvai paguglinti, tėvų liniją aš irgi suskambinus, labai efektyviai suveikia, labai empatiškai išklauso, situacija, kuri tau atrodė kažkokia labai sudėtinga, staiga taip ramiu balsu išklausęs žmogus pasakė ir tada jau tik viskas namuose rimsta. Tai tikrai siūlau tokiom galimybėm pasinaudoti, net jeigu jos skamba kaip kažkas labai baisaus. Tu čia toks komplikuotas, kad skambinėjai į linijas, tai man atrodo, nebe tokie laikai, turim nusimti visas stigmas ir ieškoti visų įmanomų pagalbos būdų, vieni kitiems padėti. Ir taip ugdyti atsakomybės, kurios, kaip šiandien nutarėm, yra greta teisių. Ir labai ačiū visiems pašnekovams. Vaiko teisių gynėjas Gedas Batulevičius buvo su mumis, taip pat psichologė, psichoterapeutė Asta Adler. Ir daug labai pareigų, pavadinkim paauglė, kaip save įvardė Aurora Degesytė. Tai ačiū labai tau, ačiū labai visiems, kad čia buvot, ačiū visiems, kurie stebėjo, nepamirškit stebėti ir kitų mūsų diskusijų, kartais gal išgirstate dalykus, kuriuos jau būnat kur nors girdėję, bet man atrodo niekada nepakenkia, ypač auginant vaikus, tėvams, tą patį dalyką išgirsti iš specialistų, iš psichologų 100 kartų ir tada tikrai padidėja tikimybė, kad ne tik vadovėlyje juo pasinaudosi, o realioje situacijoje irgi ateis į atmintį tai, ką kažkur skaitai, girdėjai, arba štai klausysi YouTube kanale Vaiko teisių gynėjų, arba Facebook'e. Tai būkit su mumis ir toliau. Aš, Živilė Kropaitė, žurnalistė, su jumis atsisveikinu ir linkiu gražios, pozityvios likusios dienos.